Tupyklos projektas. Pajudėjau ir įpusėjau. Pagrindinis dalykas – duobė, 6 padangos, 22 cm, grubiai 1,20 m. Padangos prabangios, ar 19. Tranzitiniai blokeliai paspirimai. Ir 10 ant 4,5 rėmas. Dabar dar reikia užkalti OSB ir pastatyti plasmasinį namelį, kurį nusipirkau gatavą. Kuo užsiimsim šiandien. Tupyklos projektas vyksta toliau. Užkalta OSB plokštė pagal perimetrų, uždėta bituminė danga, padaryta skylė kriaukliai kanalizacijai, įdėtas tualeto sostas su kojytėm. Na ir kaip. Ir projektą vystom toliau. Tupyklos projektas. 3 diena. Įrankių. Uždėtas pagrindas. Jau namelio grindys. Įdėta kriauklės kanalizacija, kuri išeina į bendrą šulinį. Iškištas vamzdelis. Na ir kaip prasideda tolimesnis etapas. Namuko statyba vyksta toliau. Teko vietoje antro žmogaus panaudoti šniūrą, nes porą kartų surinkus jau nugriuvo vėjas nupūtė. Dabar jau liktai stovi, dėl viso pikto dar parištas, bet dabar tolimesnis etapas – stogo dėjimas. Toliau ir toliau. Stogelis uždėtas, durys, rankena, langelis su stiklu. Visos šitos smulkmenos užėmė gerą pusdienį. Dar 10 medvarščių į stogą ir į dugną. Ir laukas kaip ir baigtas. Taip, rankena. Iš vidaus kol kas nieko nedaryta, čia jau bus vėliau. Šiaip yra visokių plyšiukų, papildomų tvirtinimų detalių, nes namelis toksai. Ne tai, kad vėjo pučiamas, bet drebantis. Žiūrėsim, kaip laikės.